Valandas važiavom autostradą ir keliukais iki Meteoro kalnų, kuriuose yra pasislėpę vienuolynai ir mes jų rytoj eisim ieškoti. Aš tik pamačiau pūlą, o dabar einam tam pūlę kažką nuveikti. Rytoj eisim tyrinėti Vavatuvo kalnų, o šiandien eisim tyrinėti Vavatuvo pūlo. Paplaukėjom, panardėm, žiauriai išalkom ir atvažiavom į šitą kavinę prie Meteoro kalnų. Tikiuosi skaniai gamins, nes labai norim valgyti. Privalgėm taip skaniai. Aš valgiau su mama chicken suvlaki, tėtis valgė jautienos steiką. Žiauriai buvo skanu. Mama, galėsiu rytoj McDonald'ą. Meteorų kalnų vienuolynų istorija yra tokia. 12-13 amžiui vienuoliai atėjo į kalnus ieškoti tylos ir ramybės. Bet 14 amžiui vienas iš jų ant aukščiausios kalno viršūnės pastatė patį pirmąjį vienuolyną ir patį didžiausią iš visų. Tais laikais veikė 24 vienuolynai, o dabar veikia tik 6 iš 24. The main rule of a hike is if you're going up, you're going to be going down. Damn. Tėti, kol tu su mano minės kepurė? Ai, kas atvažiavo? Eik pažiūrėk. Eik greitai pažiūrėk, kas greitai eik. Ačiū, buvo labai geras haikas, apžiūrėjom su visus vienuolynus. Ačiū, buvo labai geras haikas. Bet gaila, dabar reikia važiuoti į vilą. Štai ir išnėrėm į vilą. Palaikinkit ir pasubscribinkit mano kanalą, nes jeigu tai padarysit, tai kitam video aš jums papasakosiu įspūdingų dalykų apie šią vilą ir jos pūlą.